Sveiki, dar kartą praėjo 3 dienos ir pagaliau galiu parodyti jums, kaip atrodo sustingusi derva. Štai taip atrodo mūsų derva dabar. Ir kaip matote, ganėtinai lygus paviršius gavosi, toks beveik kaip nulakuotas. Čia aišku mes dėjom papildomą sluoksnį dervos tam, kad papildomą sluoksnį stiklo audinio, būtent kad apsaugoti priekį ir galą. Todėl čia biškį prišveisti reikės šiek tiek daugiau, bet irgi nieko tokio. Čia iš viskas gražiai ir lygiai. Sijoną reikės nukirpti prieš pradedant šveisti, nes kadangi jisai toks flimsy, galima jį netyčia nuplėšti nuo medienos, tai jį reikia pripjauti ir nuimti. Aš žinoma viską patikrinau jau sekančią dieną, nes reikia atvažiuoti ir išjungti šildymą. Ir šiaip patikrinti, kaip viskas sustingo, tai kadangi šiais metais padariau tokį, galėjau matyti ir prieš tai, šitą gofruotą vamzdį matote, ne? Tai aš tiesiog jį paėmiau šildymą nuo savo dizelinio pečiuko, kuris sugeneruoja šilumą būtent laminavimo metu, nes patalpoje turi būti 20 laipsnių, o mano patalpos įšyla maksimum 19. Ir tai reikia labai stipriai kaitinti, todėl aš tiesiog pajungiau šildymą tiesiogiai iš dizelinio pečiuko į šitą vietą ir būtent kanojos perimetre pas mane buvo, sakykime, tobulas 21 laipsnis temperatūra, kuri būtent ir reikalinga tam, kad derva veiktų. Jinai aišku sustings ir prie žemesnės temperatūros, bet prie 21 laipsnio klampumas dervos yra toks, kad jinai gali įsiskverbti pakankamai giliai į medieną ir dirbti su ją yra šiek tiek paprasčiau. Ir žinoma, jinai yra daugiau prognozuojama, nes laikas, per kurį jinai sustingsta, tampa vėlgi irgi prognozuojamas. Dar vienas niuansas apie dervas. Priklausomai nuo gamintojo šalies, esu vieną kartą dirbęs su italų gamintojų derva ir ten tiesiog paminėta, kad kambario temperatūra. Tai žinokit, Italijoje kambario temperatūra skiriasi nuo kambario temperatūros, tarkim, Vokietijoje. Ten dažniausiai kambario temperatūra yra keliais laipsniais aukštesnė. Į šį niuansą irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Didelis etapas užbaigtas per tas dienas, kol polimerizacija, šiaip tai polimerizacija vis dar vyksta. Aš tikiuosi, man šiandien ją pavyks nušveisti su ekscentriniu šlifuokliu. Pradėsim nuo 80-inio disko ir paskui pereisim į 120-inį ir viskas. Tuom viskas baigėsi. Paskui ją reikės nuimti nuo stapelio. Kol vyksta polimerizacija, o jinai vyksta dar apie porą savaičių idealiom sąlygom, bet aš manau, kad ją šiandien jau galima šlifuoti. Mes apie šitą faktą mes sužinosim pradedant šlifuoti. Tai jeigu šveisis gerai, tai tada nušveisiu. Jeigu ne, tai dar paliksim. Bet manau, kad jo, nes skamba gerai. Per tą laiką aš pradėjau gaminti bortus. Tiesiog paėmiau 3 metrų ilgio uosio masyvo lentas, supjausčiau jas į 3 metrų lamelės ir jas reikėjo suklijuoti tarpusavėje, kadangi iš jų bus gaminamas bortai, vidiniai ir išoriniai. Tai parodysiu. Būtent šitos lamelės bus naudojamas tam, kad iš jų bus formuojamas išorinis ir vidinis bortas ir taipogi ant jų bus kabinamos sėdinės ir tvirtinamas jaukas ir tarp jų dar bus montuojamas denės. Toliau jų pagalba bus formuojamas išorinis bortas, tai yra šitas ir vidinis bortas. Ir jų sujungimas dažniausiai būna šitoj vietoj, eina sujungimas. Arba taip, aš dabar darau kitokių kampų, kad sujungimas būtų šitoje vietoje, bet čia esmės tai nekeičia. Nes paskui prie jo jau tvirtinasi jaukas ir atitinkamai sėdinės irgi čia tvirtinasi prie vidinio. Ir tada visa masė, kai jūs sėdit kanojui, visa masė tolygiai pasiskirsto po visą kanojos ilgį. Tai iš esmės yra pagrindinė priežastis, kodėl mes visuomet prašome nelipti į kanoją ją stovint ant žemės, nes tada visas svoris atsigula būtent po jūsų kojų padais.
Šį kartą aš esu labai patenkintas derva, nes pirkau specialiai pritaikytą būtent tokiam laminavimui, kur mes per dervą matome medieną. Jinai yra labai lėto veikimo, ten berods 200 minučių, kas duoda ilgą laiko tarpą, kad tu galėtum sutvarkyti visą dervos perteklių nuimti, grubiai tariant. Va, ir esminis niuansas čia, tai yra būtent korpuso paruošimas, nes kai mes tepam 3 kartus dervą, tai susidaro ganėtinai storas sluoksnis. Ir labai dažnai būna tokia klaida, kad tarkim, žmonės užtepa daugiau dervos, negu kad jinai gali laikytis vienoje vietoje, jinai paskui tokiais varvekliais nusileidžia nuo bortų ir paskui ją reikia šveisti ilgai ir nuobodžiai, kol tu neprieini prie visiškai lygaus paviršiaus. Tai vienas dalykas gaunasi, kad korpuso storis nuo to nukenčia. Antras dalykas, jūs tiesiog neatsakingai tiesiog išmetat tą dervą, nes jūs ją tiesiog paprasčiausiai nušveisit. Ir šitoje vietoje yra 2 niuansai. Pirmas tai yra pradinis medinio korpuso paruošimas. Čia kaip jeigu lyginti, jums tokį palyginimą daryti, jeigu pas jūs, pavyzdžiui, vonioj grindys yra lygios, tai klijuojant plyteles jums nereikės tų grindų lyginti su plytelių klijų pagalba. Tai čia būtent tas atvejis. Tai šitoj situacijai derva tai yra plytelių klijai. Tai jeigu, tarkim, pas mus būtų kokie nors korpuso nelygumai, jeigu korpusas buvo nuo pat pradžių suformuotas ir nušveistas nepakankamai kruopščiai ir gerai, tai tada galima tą situaciją taisyti dervos pagalba. Tiesiog toje vietoje jūs pripilat šiek tiek daugiau dervos. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šveičiant dabar aš turėsiu rūpintis korpuso tikslumo, grubiai tariant, būtent šiame etape, o ne prieš tai dirbant su medžiu. O su medžiu dirbti yra daug paprasčiau negu kad su epoksitke, nes epoksitke šveisti yra kokius 5 kartus sudėtingiau, dėl to, kad jinai yra daug kietesnė iš esmės. Būtent dėl tos priežasties daug paprasčiau pradžiai padaryti normalų remontą su lygiom grindim, negu kad paskui bandyti tą broką taisyti su plytelių klijų pagalba. Tai va, viskas ok, viskas gerai. Dabar sekantis etapas, kerpam sijoną ir šveičiam. Taip vadinamą sijoną pradėsim kirpti su kanceliariniu peilio pagalba ir būtinai su pirštinėmis, nes mūsų stiklo audinys vietomis jau patapo ne audiniu, o tikrų stiklų, nes jisai polimerizavosi į kompozitą ir iš esmės čia jau yra, galima sakyti, jisai aštrus kaip stiklas. Kiek persistengiau su peiliu, per storas audinys, tai pradžiai nuimsiu su multitool arba renovatoriumi, o paskui pripjausiu jau galų su peiliu. Manau, jau šildymo sistemą mano 21 amžiaus galima nuimti, nes man jos nelabai reikės. Labai daug dulkių ir šveičiant korpusą, ko tikrai nerekomenduočiau, tai dirbti be kaukės, nes nesustingęs epoksidas patekęs į plaučius nėra pats geriausias substratas, kurį reikėtų įkvėpti. Keli niuansai. Kaip sakiau, pradėjom šveisti su 80. Tai čia matote jau nušveista. Čia kur tokios susiformavusios raukšlelės, dėl to, kad pas mus buvo 2 sluoksniai stiklo audinio čia. Tai čia nieko tokio, tos viršūnės reikės sulyginti kaip čia. Ir toliau šveišim su 80-iniu iki tol, kol pas mus lieka tokie pavieniai blizgantis taškiukai. Ir tie blizgus taškiukai tai yra, sakykim taip,
ploniausia vieta, kur buvo užteptas 4 sluoksnis dervos. Ir mes visą likusį 4 sluoksnį mums reikia sulyginti su žemiausiu tašku. Todėl paskutinis sluoksnis, o kartais net ir daugiau, yra tiesiog nuimamas. Tai dabar aš turiu nušveisti visą kanoją su 80-iniu diskeliu. Ir karts nuo karto pažiūrint, ar neprilipo čia tų kietųjų dalelių, ir jeigu prilimpa, tai aš tiesiog jos nuimu su šitos skardos gabaliuku. Ir jau po to bus 120-inis popierius švitrinimo ir iš esmės kaip ir viskas. Toliau reikės jie versti ir kartoti tą patį, ką mes darėm iš išorės, tik tai iš vidaus. Ir darbai viduje, o dieve, kaip aš jų nemėgstu, yra kokios 2-3 kartus sudėtingesnė, vien tik dėl to, kad čia aš dabar patogiai stoviu prie kanojus visų savo aukščių ir jinai yra, tokia kažkur tai lygmenį ir dirbti pakankamai patogu, bet kai mes ją apversim, stapelį aš ištrauksiu iš dirbtuvių, o kanoją teks statyti ant tų 2 stovų ir jau dirbti prie jų. Taip, ant kėdutės, bet patikėkit, nėra nieko ten malonaus. Tai va, tęsim darbus toliau, rutina pati šlykščiausia dalis, bet ką padarysi, toks procesas. Dar vienas labai svarbus niuansas, tai kad dirbant su ekscentriku, čia kas turi ekscentriką gal žino, bet jeigu planuojate tai daryti pirmą kartą, niekada niekuomet nespauskite jo. Tai gali atrodyti, kad prailginamas yra procesas, bet matot, kiekvienas ekscentrikas turi padą ir priklausomai nuo pado minkštumo, jeigu jūs stipriai labai spausit, tai jūs nušveisit ne tai, ką jums iš tikrųjų reikia nušveisti. Tai tiesiog jį reikia, grubiai tariant, su ekscentriku reikia glostyti paviršių ir būtent tokiu būdu tas paviršius taps lygus. Nes jeigu prispausit, padas atitinkamai padas tada įsigręš ne tik tai į aukščiausias vietas, bet ir į žemiausias irgi vietas, o jūs to nenorit. Primenu, mes dabar norim nuimti tik tai tas viršūnes. Jeigu pažiūrėsite į korpusą šitoje vietoje, jis atrodo praktiškai tobulas. Gal kiek nelygus, bet tikrai tobulas. Bet kai tu pradedi šveisti, tu suprati, kad jisai nėra tobulas. Tai žiūrėkit, čia tos raukšlelės, kur susiraukšliavo mūsų viršutinis sluoksnis. Tai šitas visas vietas, šita vieta, šita, mes sulyginsim su žemiausia. O čia šitos dėmelės, kur matosi, čia jau mes pragrėžėm sluoksnį iki pirmo, tai reiškia, viršutinio stiklo audinio sluoksnio ir to nereikia išsigąsti, patikrinti, kaip viskas bus labai paprasta. Aš tiesiog dažniausiai paimu šiek tiek white spirito, užtepat ir pažiūrit, kaip jisai atrodo. O tai reiškia, kad mes, kai jį nulakuosim, tarkim, šitą vietą, labai gerai dabar pabandysim jums parodyti. Ir jeigu mes užpilam šiek tiek, matot, jinai dingsta. Tai šitų dalykų nereikia bijoti, skirtingai negu kad tokių dalykų, nes čia jau yra burbuliukai, bet jie irgi nesimatys, kai lakas blizgės. Tai burbuliukų visiškai išvengti neišeis, nes pas mus ne vakuuminis laminavimas ir burbulai liks kažkiek, tai svarbiausia, kad jie nebūtų labai dideliai ir kad stipriai labai nesimatytų. Ta prasme, jeigu žiūrėti ten labai akilai ir bandyti jas surasti, tai tikrai surasit. Bet svarbiausia, kad jų nesimatytų, nes burbulas jisai vizualiai atrodo nepatraukliai ir čia šiokia tokia silpna vieta korpuso. Galbūt vėlesniam etape pas mus kur nors ir atsivers tas didesnis burbulas, tai aš dar parodysiu, burbuliukus galima gydyti, bet dabar to tikrai nedarysim, dabar tikrai neverta, nesimatys jie šitoje vietoje, tęsim darbus.
nušveista, nušlifuota ir čia pusė, kuri yra dar neliesta. Taip atrodo dabar. Grožis dabar kuriam laikui dingsta, iki lakavimo to blizgėsio daugiau nebematysiu. Su visais paplėpėjimas užtrukau 1/4 korpuso. Pirmą etapą padaryti per 50 minučių, nu gerai, tarkim, be visokių pamokslų pusvalandis, tai 1-2 valanda vienai pusiai, 2 valandos antrai pusiai ir dar kartą. Tai viso gaunasi 1-2-5 valandos gausis. Nuskaitykit pilną darbo dieną su visais pasiruošimais, tik korpuso šveitimas. Šiandien daugiau neturiu ką pasakoti. Ačiū, kad buvote su manim.